Aklimatizacija, matyt, kad vyksta šiuo metu. Būnant Lietuvoje, turėjau labai daug įvairaus darbo, kurį turėjau padaryti. Paskui buvo tikrai sudėtinga kelionė. Atvykus čionai, mūsų sutiko karštis, paskui buvo audra, taip kad temperatūrų skirtumai yra tikrai pakankamai nemaži. Miego visgi nesigauna labai daug, tiek kiek norėtume. Bet faktas yra tas, kad po truputėlį priprantame prie Pietų Amerikos, prie šito klimato ir viliuosi, kad kiekvieną sekančią dieną bus vis geriau. Šiandien diena pagrindė buvo paskirta vairuotojo ir šturmano pastebėtų dalykų kažkokių trūkumų taisymui ir pagrindė susitvarkyti buitį. Ryte dėliojomės visą ūkį, susidėliojom visas detalės taip, kad rastumėm, nes turime daugiau nei 20 dėžių su detalėm ir su atskirais katalogais, kad būtų lengviau jas rasti. Tai viską reikėjo persižiūrėti ir panašiai. Dabar vis dar tikriname varžtus, ar niekas neatsisuko, ar viskas priveržta. Visa mūsų technika yra paruošta, yra likę keletas smulkmenėlių, bet turėsime dar pusdienį, tai tuos dalykus susitvarkysime. Mūsų lauks techninė ir administracinė komisija, tad jaučiame stipriai pasistumėję su darbais į priekį. Artėjant startui jausmas tikrai yra dvejopas. Vienas dalykas supranti, kad tai bus tikrai labai sudėtingas darbas. Antra vertus, kada prasideda startas, nebėra vietos eiti atgal. Tada tiesiog važiuoju į priekį. Tai prieš startinis jaudulys žinau, kad bus, bet paspausime akceleratoriaus pedalą ir viskas prasidės. Tuomet reikės atlikti tą darbą iki galo.